Šiandien skirkime šiek tiek laiko apmąstymams apie Pesachą, remdamiesi pamokslo pavadinimu Pesachas – stebuklų šventė. Atsiverskime Išėjimo knygos 12 skyriaus 11 eilutę. Jį turėsite valgyti taip: susijuosę juosmenį, apsiavę kojas ir su lazda rankoje. Valgysite jį paskubomis. Tai viešpaties pasta. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmušdamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams, aš viešpats. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, apeisiu jūs ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai niokosiu Egipto kraštą. Ši diena bus jums priminimo diena. Švęsite ją kaip iškilmę viešpačiui per kartų kartas, švęsite ją kaip amžiną įsaką. Dievo pažadas ir stebuklų malonė visada lydėjo tuos, kurie šventė Paschą. Atsiverskime Psalmino 91 skyriaus 7 eilutę. Nors 1000 kristų tavo kairėje ir 10 000 dešinėje, tavęs niekas nepasieks. Tu žiūrėsi ir matysi, kaip baudžiami nedorėliai. Tu pasirinkai viešpatį savo prieglaudą, aukščiausiai į savo užuovėją, todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė. Nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum. Argi pažadas, kurį Dievas davė savo žmonėms, laikantiems naujosios sandoros Paschą, nėra toks brangus, maloningas ir nuostabus? Dievas mus moko, kodėl Pascha yra būtina tiesa laikais, kuriais dabar gyvename. Pažvelkime į Ezechielio knygos 7 skyrių, 2 eilutę. Žmogau, taip kalba viešpats Dievas Izraelio žemei. Galas. Ateina galas 4 krašto kampams. Dabar ateina tau galas. Liesiu ant tavęs savo pyktį, nuteisiu tave pagal tavo kelius ir bausiu tave už visas tavo bjaurastis. Mano akis nepagailės ir aš neparodysiu užuojautos, bet bausiu tave pagal tavo kelius. Kai tavo bjaurieji nusikaltimai pūliuos tavyje, žinosite, kad aš esu viešpats. Taip kalba viešpats Dievas, nelaimė po nelaimės. Žiūrėk, jie ateina. Atėjo galas. Atėjo tikras galas. Jis pakilo prieš tave. Žiūrėk, jis ateina. Atėjo tau pražūtis šalies gyventojau. Atėjo metas, jau arti diena samyšio, o ne užavimo kalnuose. Šiais laikais įvyksta tiek daug negirdėtų nelaimių. Argi nesutinkate, kad naujosios sandoros Pascha yra reikalingiausia tiesa šiuo metu? Štai kodėl Dievas sakė, kad jo tauta visada turėtų turėti ženklą ant kaktos, kad išvengtų nelaimių. Skaitykime Dievo žodį Ezechielio knygoje, 9 skyriuje, 3 eilutėje. O Izraelio Dievo šlovė buvo pasitraukusi nuo kerubo, ant kurio laikydavosi, prie namų slenksčio. Viešpats pasišaukė drobiniais vilkintį vyrą su raštvedžio reikmenimis prie juosmens ir tarė jam: pereik per miestą, per Jeruzalę ir pažymėk tavo ženklų kaktas dūsaujančių ir dejuojančių dėl visų bjauriųjų nusikaltimų, kurie jame daromi. Dabar pažvelkime į 5 eilutę. O kitiems man girdint pasakė: kite jam iš paskos per miestą ir žudykite. Te nebūna gailestinga jūsų akis, gailesčio neparodykite. Žudykite ir naikinkite senius, vaikinus ir merginas, mažylius ir moteris. Kas nutiks tiems, kurie turi ženklą, bet nelieskite nė vieno, kuris turi tavo ženklą. Ar neparašyta Išėjimo knygoje 12 skyriuje, kad tiems, kurie patepė savo namus Velykų avinėlio krauju, angelas naikintojas neatnešė nelaimių, bet juos aplenkė? Pažymėkite kaktas tų, kurie liūdi ir sielvartauja dėl visų pasibjaurėtinų dalykų, daromų joje. Nelieskite nė vieno, kuris pažymėtas. Tai tie, kurie priėmė išgelbėjimą.
Todėl nelaimės praėjo pro juos, o nepalietė juos. Paskva yra svarbi tiesa mums, nes gyvename nelaimių amžiuje. Pereikime prie Luko Evangelijos 22 skyriaus 7 eilutės. Taip atėjo neraugintosios duonos diena, kada reikėjo pjauti Velykų avinėlį. Jėzus pasiuntė Petrą ir Joną, liepdamas: eikite ir paruoškite mums Velykų vakarienę. Ką Jėzus kalbėjo apie pastvą? Eikite ir paruoškite mums pastvos vakarienę. 9 eilutė. Jie paklausė: o kur norėtum, kad mes paruoštume? Jis atsakė: štai jums įeinant į miestą, jūs pasitiks žmogus, vandens ąsočių nešinas. Eikite paskui jį į kitų namų, į kuriuos jis užsuks, ir sakykite namų šeimininkui: mokytojas prašė paklausti, kur menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę? Ir jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Tenai ir paruoškite. Nuėję jie rado viską, kaip Jėzus buvo sakęs, ir parengė Velykų stalą. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo ir tarė jiems: kaip jautėsi Jėzus, trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Pereikime prie 19 eilutės. Ir paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: ši taurė. Kokia sandora? Yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Naujosios sandoros pastvą, kurią jis su nekantrumu troško švęsti, buvo įsteigta iš karštos Kristaus širdies. Dar kartą įsirėžkime į savo širdis pastvą, stebuklų puotą. Nuoširdžiai prašau jūsų tapti tais, kurie gali patekti į dangaus karalystę. Tuo norėčiau užbaigti šios dienos pamokslą. Labai ačiū.